Atsisėdau ant kalnelio. Netolies pasidėjau mišką, pasitiesiau nerį, nemenčią, pasileidau aukštyn žemės grumstą, sučiulbo. Namai. Čia mano namai. 75 metai buvo, vyko dainų šventė ir aš pirmą kartą išvažiavome dainų šventę ir iš vis į Vilnių iš Klaipėdos. Man įspūdis buvo didžiulis. Tiek žmonių, dainavimo kokia jėga. Tai žodžiu sužavėjo begaliniai. 80 metais Kalnų parke ten vaikų programai man reikėjo baletmeisteriaut. Nu ir nuo to ir prasidėjęs. Įsikūrė ansamblis Aukštaitija. O mano istorija susijusi su dainų šventėm yra nuo pat vaikystės, nuo pat Šiaulių. Tada dar dalyvau su pučiamųjų orkestru. Jaunių choras dainų šventėse dalyvauja. Tikriausiai, kad nuo pat Nemenčinės muzikos mokyklos įkūrimo, tai reiškia jau maždaug apie 40 metų. Stebiu savo tėviškės kraštą. Čia nieko nėra nereikalingo ar nebylaus. Čia viskas kalba mūsų jausmams ir vaizduotei. Čia gimsta daina. Laikui bėgant daina auga ir bręsta ir štai ji, peržengus gimtosios Gryčios slenkstį, basom kojom bėga per kiemą. Žaliojo pušyno takais skuba prie ežerų mėlynės, kurie savo švelniom šakom žemai pasilenkusios glostos senosios pušys. Ir pakyla daina it paukštis virš pušyno, virš senųjų namų, gatvių, vingiuotų kelių ir pražilusios bažnyčios bokštų. Ir niekur nedingsta daina, nesibaigia, tik ištirpsta mūsų širdyse. Kažkada dainų šventėje dirigavo mano mama, Birutė Šeškauskienė, o dabar mano sesuo Rūta Bekarotienė irgi diriguoja, tarsi iš šeimos į šeimą netgi tas choras, nes pas mamą visada būdavo dideli chorai. Labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad mūsų jau 2 tradicijos yra įtrauktos į pasaulio nematerialaus kultūros paveldo registrą, į UNESCO, tai dainų šventės ir sutartinės. Yra toks pasididžiavimo jausmas, kad esame nedaug šalių, kurios tai turi. Stebiu savo tėviškės veidą. Matau jame meilę ir laimę. Jos akys daina. Kokios mūsų akys šiandien vienodos. Vaikai prieš tai jie sako, nu kodėl mes ten važiuojam? Tos dainos, ar Lietuva brangi, ar kur giria žaliuoja, sako, nu tai kai tokios tos dainos, nu kai pasenusios, nuobodžios. Ir po to, kai tas dainas padainuoja 12 000 žmonių būryje, tada ir klausia, kas labiausiai patiko, ir jis sako, kur giria žaliuoja. Rajone žmonės visus metus tam ruošiasi, visus metus apie tai kalba. Nu, jiems tai yra labai svarbu išvažiuoti į dainų šventę, būti toje galybėje, toje masėje kartu ir dainuoti. Tai neapsakomas džiaugsmas ir jausmas, tuo pačiu reikia pačiam dalyvauti ir būti tada, tik gali pajusti. Čia negali įvardinti, kad žmogus, nežinantis, kas tai yra, pajustų. Tai tikrai labai labai smagi patirtis, laukiu labai jaudinus pati, nes jau praėjo nemažai metų nuo studentiškų laikų, bet tas noras tikrai niekur nedingo ir jaudulys. Kad dalyvautų visi su gera nuotaika, ištvermės, naujų pažinčių, kontaktų. Taigi dabar bus visas pasaulis šitoj dainų šventėj. Iš tikrųjų turi būti nuostabi dainų šventė. Aš įsitikinęs, kad vieną kartą mokiniams ar šiaip žmonėms sudalyvavus dainų šventėje, jie išmoksta tą pilietiškumo pamoką visam gyvenimui. Neša daina mano mintis į tolį, į gilumą žydro dangaus, į žvaigždes ir vėl grąžina į tėviškės brangiuosius takelius, tokius artimus ir mylimus. Ir jeigu manęs kas paklaustų, ką daryčiau, jeigu būčiau daina, atsakysiu, kad norėčiau skambėti jūsų širdyse.